Dabar parodysiu, kaip reikėtų daryti 3D planą ir kokie yra pagrindiniai žingsniai jį ruošiant. Tai visų pirmiausia, jums reikėtų instaliuotis programą Sweet Home 3D ir atsidarę ją matote štai tokį vaizdą. Čia bus įkeliamas jūsų planas, čia bus matomas sukurtas 3D vaizdas, čia yra visų pasirinkimų baldai, kuriuos naudosite suskirstyti grafomis tarp tam tikrų šablonų, papkių padaryta, kur galėsite rasti pagal pasirinkimą ar virtuvės, ar lempos, ar svetainė ir panašiai. Visų pirmiausia, ką reikėtų jums padaryti, tai įsikelti būsto planą, kuriam jūs darysite 3D modelį. Jį galėsite įsikelti spaudžiant pasirinkimą Plan ir Import Background Image. Jums atsiranda grafa, kur reikėtų pasirinkti nuotrauką Choose Image ir susiraskite savo planą, kur esate jį įsikėlę. Taip, tai susirandate planą. Ir palaukite, kol jį sukurs ir spaudžiate Continue. Tada šalia reikėtų daryti taip pat planą jūsų ir jums atsiranda toks kaip pasirinkimas, kur turėtų būti jūsų sienos išmatavimai. Tai kiekvienam plane yra sužymėtos sienų ilgiai, juos rasite čionais, dėl visų kitų paaiškinimų tai rasite visą informaciją Dropbox'e. Paskaičiuoti, kiek yra ilgis sienos, kurią naudosite, kurią piešite ir šiek tiek viršyti ją. Taip pat nepamirškite, kad reikės ją pasitikrinti, ar kvadratūra atitinka jūsų nupieštą planą. Dabar maždaug primetame, kiek čia galėtų būti, tai čia yra 4,5, čia yra virš 5, tai čia gausis kažkur tai apie 10 metrų, tai mes rašysime šiek tiek daugiau, apsidraudžiant, kadangi čia yra centimetrai, tai rašome centimetrais 10 metrų. Šį ženkliuką reikėtų nutesti iki plano pabaigos ir spausdinti Finish. Kai įsikeliate planą, galite pasileisti, kad tiesiog jums matytųsi viskas. Pasitikrinate kvadratūrą, kvadratūra bus rašoma čionais. Jums reikėtų pasiimti grindų formavimą ir pasitikslinti, ar grindys atitinka realybę. Šiuo atveju matome, kad pas mane turėtų būti plane 16 kvadratinių metrų, man padaro tik 10. Vadinasi, kadangi planas yra labai prastai nufotografuotas, mes šiek tiek padidiname planą, tai spaudžiame vėlgi Plan Modify Background Image, spaudžiame Continue ir čia šiek tiek padidinam. Pabandysime į 1200. Vėlgi pasitikriname, ar maždaug atitinka realybę mūsų planas. Dar šiek tiek neatitinka, tai dar kartelį padarome korekcijas. Ir dar kartelį pasitikriname. Vieną kartą paspaudžiame, brėžiame, užtvirtiname su pelės paspaudimu, vėlgi užtvirtiname prie kiekvienų sienų ir maždaug mums atitinka. Gali būti ne tip top, kadangi vis tiek visos planas šiek tiek nebūna vis laikas tikslus, tai pasitiksliname maždaug, kad gali svyrauti, jeigu didesnis kambarys, tai gali būti 1-2 kvadratinių metrų paklaida. Planą reikia brėžti išorinėse sienose, ne vidinėse. Tai bus tikslesnis jūsų išmatavimas. Kai jau sutikrinate kvadratūrą, reikėtų pradėti brėžti nuo grindų. Jeigu darysite vienodos spalvos grindis, galite brėžti visą grindų plotą vienodai. Laiptinės niekada nebrėžiame, ji yra nereikalinga, ją žmogus neperka. Tokių tarpų nepaliekama sienų. Kai brėšime sienas, jie užsipildys. Dėl to gali šiek tiek būti paklaida kvadratūroje. Tai dėl to nenustebkite. Svarbiausia, kad didžiojo kambario kvadratūra atitinka realybę. Kitos bus labai panašiai. Tai nusipiešiame šalia viena kitos
patalpos. Jeigu jums matosi, kad sienos šiek tiek užeina, užvedate ant kampuko ir paartinate, kad sienos sueitų lygiai. Negali jos išeiti viena toliau, kita arčiau. Balkono grindis taip pat nusipiešiame. Kaip ir minėjau, dabar matote, kad yra netiksliai nubrėžta. Tai šiek tiek pakoreguojame, kad būtų vienodai. Kai jau nusibrėžėte grindis, jums reikia brėžti sienas. Sienos pasirinkimas yra Create Walls. Pasiemate sienas. Taip pat, jeigu norite daryti vienos spalvos sienas, tai galite brėžti per visą perimetrą. Sienas. Užtvirtiname vėlgi vienu paspaudimu. Jeigu 2 paspausite kartus, jums nusibrėž siena sustos pieštis. Tai tvirtinkite tik tais vieną kartą. Matote, mėlyna punktyrinė linija atsiranda. Tai ji rodo, kad sienos baigėsi ties vienodai ir čia atsiranda pamėlynavimas. Tai kad jos eina lygiai. Grindys yra nupieštos netiksliai, dėl to jas sumažiname, kad neužeitų už sienos ribų. Ir būtų tiesios. Tada, kadangi planas, atsiminkite, jis nebus visą laiką tikslus, matote, čia yra išlindimai, kadangi planas yra senas ir prastos kokybės, jūs jį neorientuojatės, jums yra tai tik kaip špargalkė, galima sakyti, kad parodytų jums maždaug, kaip reikia brėžti sienas. Taipogi, sienos turi susiliesti viena su kita, neperžengti jų. Nusibraižote visur sienas. Užtvirtinate, kaip minėjau, 2 kartus paspaudžiant ir vedate iki punktyrinio linijų klosės. Kad būtų atskirtos visos esančios erdvės kambariuose. Tualetas, sandėliukai ir panašiai. Jeigu atsiranda toksai, matote, užfiksavote, bet neužfiksavote, tiesiog paspaudžiate dešinę pelės klavišą ir Ctrl Z. Jums jį išsitrins. Sienos brėžti balkone nereikia, sienos nedėsime, dėsime vartelius, todėl paliekame tuščią erdvę. Taigi, kai nusibrėžėte visas sienas, jums reikėtų jas susimažinti. Dabar čia galite pakelti vaizdą ir matysite, kad sienos visos yra aukštos. Jums nesimatys, kaip viskas toliau spalvinti. Tai siūlyčiau pasikreipti planą taip, kaip matysite, jį kaip formuosite. Jį galite tiesiog spaudžiant pelės mygtuku vestis ir koreguoti, kadangi žinote, kad pagal stilistiką planas turi eiti tiesiai šiek tiek pakreipęs, tai siūlyčiau pasirinkti daugiausia, kur patalpų matosi erdvę. Ir nuo jos reikia numažinti visas sienas. Šitos rodiklės leidžia jums atitolinti arba priartinti arba pakreipti į šoną planą. Tai pasižiūrite, kaip jums, kad geriau matytųsi. Atsiminkite, kad šoninės sienas ir galinės sienas mes turime palikti. Šoninės ne visada, jau čia pagal skonio reikalą, bet jas turime kažkurias tai ypač galinės palikti. O visas kitas turime nuleisti, kad matytųsi visos erdvės puikiai. Tai ką mes padarome, kadangi mes šioje pusėje gaunasi, kad mes paliekame šiuo atveju sienas aukštas, pasispaudžiame ant vienos sienos ir galime šiek tiek susipažinti su atsiradusią lentelę, pasispausti reikia 2 kartus. Taigi, čia mes matome visas koordinatės pačios sienos. Čia mums yra neaktualu, niekada
nemaišome. Kai norėsime dažyti sienas, reikės pasirinkti šiuos pasirinkimus. Šių taip pat mes paliekame matinės sienas, kad neblizgėtų jos mums. Šio taip pat nekoreguojam, nes jo niekada nesimato. Mums svarbiausias yra ši vieta. Tai kadangi mums reikia nurodyti, kurios yra sienos kontrolinės, kaip ir skaitėte tutorialę, kurį radote Dropbox'e, storosios sienos, kurios yra pažymėtos storai, jos yra kontrolinės, jos yra negriaunamos, dėl to jas mes įrodome storesnės. O pertvaras mes parodome plonesnės, nurodome, kad jas galima būtų griauti. Taigi, nustatome žemumą 30 cm, o storumą paliekame plonos sienos 5,5. Čia yra plona siena pasirinkta, tai paliekame jį taip pat. Ir pradedame nuleisti visas sienas esančias bute. Labai rekomenduoju iš tikrųjų kas kartą saugoti planą, kadangi jis mėgsta įsijungti. Tai tiesiog paspaudžiate File, Preferences. Čia nusistatote Save, padedat varnelę ir recovery išsaugojama kas 3 minutės mažiausiai. Daugiausiai. Ir pirmą kartą būtinai turite paspausti, kad pradėtų saugotis kas kartą, kas 3 minutės Save-as ir saugti ten, kur jums yra patogu. Na, dabar visų sienų neleisiu, bet kad turėtumėte bendrą suvokimą, kai neleisiu sienos yra, jos atrodo taip. Kai mes jas visas nuleidžiame, mums ir tikslas yra pradėti sudėti langus ir duris. Taigi, langus ir duris rasite papkę Doors and Windows. Čia susirenkate, kokią norite pasirinkimą durų ar langų. Jį vedate prie sienos, kur yra plane nurodytas langas, kuris labiausiai atitinka realybę. Duris taip pat tempėte ten, kur priklauso duris. Tualeto vonioje, sandėliukėje patarčiau nedėti durų, dėti door frames, yra tiesiog rėmai. Taip matysis erdvės, kadangi šiaip yra mažos labai patalpos, tai duris užstos visą vaizdą. Tai dėti tiesiog rėmą. Taip atrodo įdėtas langas. Taigi susidėsite pagal planą, kur matote visur langus, kur priklauso, brūkšneliais pažymėtos duris, ten sudėkite duris. Čia, kaip ir skaitėte, yra sieninės spintos, galėsite tiesiog įdėti spintas. Toliau reikėtų mums uždaryti balkoną. Balkonas yra šiame pasirinkime. Reikėtų jums surasti railings, handrail, o iron railing, kas yra jums patogiau. Jeigu dar neįsikėlėte baldų, jums reikėtų praplėsti savo baldus, kadangi čia yra jų mažai. Dropbox'e rasite folderį, kur yra sudėti visi papildomi baldai. Jūs galėtumėte kelti import furniture library, įsisaugokite iš Dropbox'o kažkur tai ant desktop ar kažkur, kur patogu jums yra tą visą folderį, kuris yra, susiraskite ir tiesiog, kai jau norėsite įsikelti, tai spaudžiate Furniture, Import, kaip ir minėjau, Furniture Library, ir reikia kiekvieną modelį jums įsikelti iš kiekvieno folderio atskirai. Tai yra spaudžiate, pasirinkite vieną, Open, ir jisai jums natūraliai viską importuos. Ir taip atskirai kiekvieną įsikeliate, kad jums visi baldai būtų čionais. Taigi, kai rasite jau norimus rėmus, įsikeliate juos taip pat kaip ir langus ir duris, tempdami ir dėdami juos ten, kur turėtų eiti. Kadangi čia nėra sienos, jie norėtų glaustis prie sienos, tai jas tiesiog pasukame
ir datempiame ten, kur reikia. Ir taip galite daug pridėti ar vieną ištempti, kaip jums yra patogiau. Ištempti galite pasirinkę tam tikrą funkciją. Vedę į kampuką, rasite kvadračiuką tą patį, kaip ir naudojame. Ir ar platinti, žinote, ar prisuorinti, nesvarbu, jį šiek tiek pakoreguoti. Taip, mes jau turime sudėtas tvorelę. Toliau jūs nudažote, kai jau įdėjote visus langus, duris, nudažome grindis ir sienas. Nepatarčiau naudoti tekstūras, kurios yra programoje, jos yra senoviškos ir negražios. Reikėtų jums jas importuotis. Pavyzdžių aš jums Dropbox'e nepalieku. Čia jums reikėtų susirasti tokios, kurios tenkina jūs jau internete. Tiesiog susivedate į Google paprasčiausiai, ko jums reikia. Tarkime, bet kokio, tarkime, jeigu reikia jums sienų, tapetų kažkokių, raštai wall text čia ir spaudžiate image, pasirenkate kokią norite ir turi būti va tokio tipažo jos, išsisaugoti ant desktopo ir tas pats, kas buvo su planu ar su kitais dalykais, įsikeliate į programą. Programoje jie lieka. Spaudžiate texture, import, choose image, susirandate kur, open. Jums reikia nustatyti mastelį, kad jisai būtų matomas, nes čia labai daug prikrauta, tai galite pasižiūrėti, paspaudžiant kiek jūs norite, didesnį, mažesnį, susivedate kaip norite, kad matytųsi ir spaudžiate finish. Ir galite dažyti sienas ar grindis. Nusidažo jums grindis. Tas pats galioja su sienomis. Pasispaudžiate 2 kartus ant sienos. Vėlgi spaudžiate texture. Jums, kaip matote, liko. Galite keltis naujas, vėlgi choose ir panašiai. Jos jums lieka kaip user. Ir galite perstažyti, kaip jums patinka. Nusidažo sieną iš vienos pusės, todėl turite nudažyti iš kitos pusės taip pat, yra left ir right side. Tai perstažykite visas sienas. Tuomet, kai nudažote jau visas sienas, jums reikia sudėti baldus. Kas yra bathroom, priklauso vonioje. Tai susikeliate vonią, jeigu baldas yra per didelis, jūs jį galite susimažinti, pasididinti, kaip jums yra patogiau, nes kartais čia pagal proporcijas netitinka realybės. Tai susitvarkote, kaip jums yra patogu, susikeliate. Čia jau kaip yra šiek tiek skiriasi šiek tiek, kai nuotraukose mes nuimame asmeniškumus, čia stengiamės jų pridėti, gėlės, batai, rūbai, rankšluosčiai, puodeliai ir panašiai. Tai stengiamės padaryti, kad būtų atrodytų gyvybingas. Tai jų nepagailėkite, bet aišku, jauskite ribas, kad nebūtų perkraupta ir tik tais baldai matytųsi. Taigi, kai susidėsite visus baldus, žengsime šiek tiek toliau. Taigi, kai jau susidėjote visus baldus, pasikreipėte viską taip, kaip jums yra patogu daryti jau planą. Ant šio plano dirbote, jį pasikeliate, kad matytųsi jums visą nuotrauką, kaip jūs norite ją užbaigti. Pasikreipėte tiesiai, kaip visą laiką šiek tiek palenktai, kad matytųsi visos bute esančios erdvės. Tada jums reikėtų spausti, jau norint formuoti nuotrauką, Create a photo from 3D view. Kai įsijungsite, pas jūs bus kažkas tokio. Čia nusistatote mažiausiai 2000 pikselių, nustatote ant 3 ant 2, pasispaudžiate Best,
Nusistatote rudens vasaros laikotarpį, žiūrėkite, čia labai reaguoja į metų laiką dėl apšvietimo. Nustatykite dienos metą, jeigu yra ruduo, tai šiek tiek anksčiau, jeigu yra vasara, tai nustatykite, kad būtų šiek tiek romantiškesnis apšvietimas, tai šiek tiek vėliau. Nustatyti jau tinkamą laikotarpį, vasarą, kaip ir sakiau, šiek tiek vėlesnis laikotarpis tiktų, tai apie 4-5 valandą vakaro net nustatinėjau. Būtinai nuimkite varnelę nuo Add Sailing Lights ir spauskite Create. Jeigu jūsų kompiuteris yra galingas, jis suformuos jums nuotrauką pakankamai greitai. Jeigu lėtas kaip mano šiuo atveju, tai jis formuos apie 2 valandas galbūt. Tai kai jau sukurs visą atvaizdą, spauskite Save ir išsaugote ten, kur jums yra patogu. Tai tiek, daugiau informacijos, kokia stilistika, kokie yra naudojami baldai, ieškokite Dropbox'e.